Kaip sustabdyti Lietuvos mokyklose įsisiautėjusią plaučių tuberkuliozę? Vien pernai 17 dirbančiųjų su vaikais diagnozuota atvira tuberkuliozės forma. Pasak medikų esama atvejų, kai pagalbos kreipėsi jau beviltiški pacientai su suirusiais plaučiais. Nesilankė ligoninėje net 5 metų. Todėl siūloma įpareigoti visus lietuvius kasmet privalomai tikrintis ir šviestis plaučius. Tik tuomet, kai šioje Skuodo progimnazijoje tuberkulioze susirgo 2 aštuntokės, paaiškėjo, kad atvira plaučių tuberkuliozės forma serga ir čia dirbanti muzikos mokytoja. Po protrūkio atlikus tyrimus mokykloje teigiamas tuberkuliozės testas nustatytas dar 77 moksleiviams. Situacija sudėtinga. Vien pernai tuberkulioze Lietuvoje užsikrėtė 58 vaikai. Tuo tarpu 2014 metais 38. Realybė tokia, kad vaikai dažniausiai tuberkulioze užsikrečia nuo atvira forma sergančių suaugusiųjų, kurie ligos negydo daugybę metų. Dabar atvyksta ligoniai su atvira plaučių, praktiškai be plaučių, nebuvę pas gydytojus 5, 6, 7 metus. Ką tai reiškia? Reiškia, kaimo vietovėse, net ir mieste, nėra apskaitos, o mes turime akcentuoti, elektroniniam amžiuje gyvena. Apylinkės gydytojas turi žinoti, kas pas jį atėjo, kodėl nepadaryta krūtinės ląstos rentgenograma. Va čia kur balta, čia yra tuberkuliozė, o čia yra didžiausia skylė. Vien tik pernai atvira tuberkuliozės forma buvo diagnozuota 17 su vaikais dirbančių žmonių. Vienas gydytis vengiantis asmuo kasmet gali užkrėsti apie 30 niekuo dėtų aplinkinių. Siekdami pažaboti tuberkuliozę, gydytojai su politikais suskubo ruošti siūlymą sveikatos apsaugos ministrui. Norima įpareigoti visus Lietuvos gyventojus kasmet tikrintis dėl tuberkuliozės, šviestis plaučius. Šiuo metu tokie patikrinimai yra atliekami tik tiems, kurie dirba su vaikais iki metų amžiaus. Reikėtų kasmet daryti, numatyti, kad visi, ne tik tai tie asmenys, kurie dirba švietimo, ugdymo įstaigose, dirba su maistu ar gydymo įstaigose, bet kad visi pasitikrintų vieną kartą metuose padarant krūtinės ląstos rentgeną. Šiuo metu tai nėra įvardyta, kad tai būtų kasmet. Tačiau naujasis sveikatos apsaugos ministras Juras Požela tokį siūlymą vertina skeptiškai. Esą kasmetinė rentgenograma būtų žalinga. Pasak ministro, svarbiausia užtikrinti vaikų patikrą tuberkulino mėginių, kuri šiuo metu vykdoma itin vangiai. Pusė tik vaikų buvo tikrinti profilaktiškai nuo tuberkuliozės. Taip kad aš siūlyčiau pradėti nuo to, kas yra reglamentuota šiandieną teisės aktuose, aš tą kaip ministras garantuoju, kad mes tą darysime, na ir po to jau žiūrėti papildomus kažkokius tai reikalavimus. Ar būtina kiekvienam žmogui dar duoti spinduliuotę papildomą kiekvienais metais, na, aš abejočiau to. Lietuvoje pernai tuberkulino mėginys buvo atliktas tik kiek daugiau nei 30 000 vaikų, o tai tik pusė visų vaikų, kuriems turėjo būti atlikta ši patikra. Pasak specialistų, viena iš priežasčių, kodėl vaikams nedaromas vadinamasis mantų testas, tai tėvų baimė. Va, palaikyk iki 10, kol suskaičiuosi, numesi. Lietuvoje iš tikrųjų tuberkuliozė yra stigmatizuota liga. Ir jeigu mes kalbėsime apie vaikus, tai mokykloje, jeigu sužino visa mokykla ar klasė, kad šitas vaikas, šitas mokinukas yra užsikrėtęs tuberkuliozę, visiems atrodo, kad jisai yra užkrečia, gali užkrėsti kitus, kad jisai jį reikia izoliuoti. Tiesiog tam yra, tai tikrai yra daug psichologinių problemų dėl to tam mažam vaikui. Nors tai nėra tiesa, iš tikrųjų tokie vaikai kaip taisyklė nėra užkrečiantys kitus. Pagal sergamumą tuberkulioze Lietuva Europos Sąjungoje pirmauja kartu su Rumunija. 2014 metais 100 000 gyventojų teko 44 tuberkuliozės atvejai, kai Europos Sąjungos vidurkis 3 kart mažiau – 13 atvejų 100 000 gyventojų. Planuojama, kad šių metų pabaigoje Lietuvoje turėtų atsirasti naujovė – specialūs kabinetai, kuriuose tuberkulioze sergantys žmonės būtų tikrinami specialistų. Pacientai galėtų gauti ne tik vaistų, bet ir maisto. Esą tokie specialūs kabinetai labiausiai reikalingi rizikos grupės asmenims, kurie dažniausiai yra ir linkę apleisti tuberkuliozės gydymą.